kaip? Čia įsitikinimas. Jaučiau negerą dalyką kraujagyslėse. Čia, matot, Apie tai galvoju. aš suprantu. Šūdo prileido žmonėm į kraują. Nu, matot, mokslas sako kitaip ir mokslu esu linkęs pasitikėti. Galbūt užvedžiau blogą temą, bet žiūrėkite, čia irgi yra gera iliustracija, ar ne? Todėl, kad aš galvau, kad man su amžium dingo uoslė. Galvau viskas, mėnesį nėra. Nuo pat pradžių pradėjau, o paskui tik išaiškėjo, kad čia COVID požymis. Gerbiama ponė, žiūrėkit, šita situacija irgi yra pakankamai gera, nes vat yra klausimas, dėl kurio mes nesutarėm ir žiūrėkit, kaip mes iš karto ją pradedam spręsti. Ginčais. Ir tai irgi tai yra gyva pamoka. Netgi tokiais atvejais. Aš, pavyzdžiui, manau, kad aš neturiu galios pakeisti jūsų nuomonę. Bet pats aš tikiu skiepais, aš pats skiepijosi, nes man svarbu, kad neužneščiau jums. Palaukit, lukterkit gerai. Žiūrėkit. Vat yra informacija, kuri jau įskiepita į mus, ar ne, ir mus priešina. Ką mes galime geriausio padaryti? Nuleiskim minką, steptelkim. Šiandien mes susirinkome pakalbėti apie dezinformaciją. Tai nedaro jūsų mažiau vertingų žmogumi, tai kad mes dėl kažko nesutarėme. Bet mes galime padaryti pauzę ir grįžti prie dezinformacijos temos ir kartu pasimokyti, kaip sustoti ir kaip nusiraminti ir neskubėti karščiuotis, pykti ar man mėginti pakeisti jūsų nuomonę per prievartą, kurios jūs nenorite keisti, nes galų gale tai niekam naudos neduos. Sutinkate? Galim kitam perskūti smegenų. Gali priversti nusileisti, pritarti, kad sovietmetį meluoti, kad va čia kas juoda yra raudona. Bet tai irgi persuka smegenis. Ir mes kalbame šiandien apie dezinformaciją ne bendrai, kad tiesiog apie ją pakalbėtumėm, o todėl, kad šimtai milijonų, milijardai žmonių kasdieną yra apgaudinėjami ir jų gyvenimas tampa blogesnis dėl to, kad dezinformacija juose pasėja baimę, netikrumą, nepasitikėjimą kitais žmonėmis ir dėl to tai yra problema. Bet taip, į asmeninį ginčą šiandien patariu nesivelti, nes akivaizdu, kad jūsų nuomonė ir mano nuomonė šiuo konkrečiu klausimu yra nesutaikoma. Bet gal mūsų nuomonė sutampa dėl dezinformacijos ir kad yra būdas, kuris padės mums išlikti tose situacijose, kai su dezinformacija susidurėm, išlikti atsparesniems. Dabar aš jau tik dar kartą noriu jūsų išgirsti nuomonę. Tai iš to, ką mes šiandien kalbėjome apie dezinformaciją, kaip jinai veikia ir kaip jinai taikosi į jūs. Ką jūs supratote apie save? Vat iš tų situacijų, kai susidurdavote, aš uždarysiu jums leidus duris. Galbūt bus truputį mažiau oro, bet daugiau tylos. Čia taip lengvai nepasidaro. Ačiū. Refleksija yra geras dalykas, nes, vat kaip ir sakiau, pažinti savo jausmus nėra toks jau savaime suprantamas dalykas. Tam irgi reikia stabtelti ir save truputį su smalsumu ir su meile, be jokio reikalavimo patyrinėti. Todėl aš jūs labai drąsinu karts nuo karto užduoti savo tą klausimą. O tai ką aš iš šitos situacijos apie save supratau? Ar supratau, pavyzdžiui, kad kai susiduriu su priešinga nuomonė nesutaikoma, kad man kyla pyktis ir norisi ginčytis? Tai irgi yra vertingas atradimas, nes kitas sykį tai padės išvengti vėlimosi į beprasmišką konfliktą. Ką sakote? Pone, žinokit, jūs ten girdžiu, kad turite minčių, o man irgi įdomu. Ar sutiktumėt pasidalinti? Nepasiduot panikai, tiesiog sakė kolegė. Nepasiduoti panikai. O kaip jai nepasiduoti? Mąstyti, galvoti, analizuoti. Bet pirmiausia,
sustoti ir nusiraminti. Kaip ir sakiau, kol mes esame užvaldyti emocijų, mes tiesiog fiziologiškai esame nepajėgus labai racionaliai mąstyti, nes mes tada su va ta krize savo jausmų galvojame. Kalbėjome ir apie tai, kaip tą melą atpažinti, tikrinti šaltinius, tikrinti datas, žiūrėti, ar žiniasklaidos priemonės apie tai irgi kalba. O jeigu nekalba, tai tikėtina, kad tai yra abejotinos vertės informacija. Tai va. Ir kad tą vidinį kompasą, tą vidinį tiesos inkarą išsiugdytumėte, pamėginkite su savim padaryti sandorą. Tokio asmeninių principų deklaracija. Kaip aš elgsiuos kitą sykį susidūrę su informacija, apie kurią kalbėjom, kuri sukelia stiprius jausmus, kuri sukelia pasimetimą, kuri sukelia įtarimą, ar čia tiesa ar ne. Ir va čia grįžtame prie to, ką renginio pradžioj pasakojo ir gerbiamas Remigijus. Pasižadėkime savo neskubėti, dalintis, nešti tuo, ko patys abejojame, arba kas mus išgąsdina. O kaip dėl meškų? Dėl ko? Ar jos laksto meškos kaime? Tipo ten paminklus nuverčia, kapinėse ten medų išverčia ten avilius. Kaip ten su meškomis? Kiek aš domėjausi, aš tikrinau šitą informaciją apie meškas ir čia yra puikus užvedimas. Va, nesidalinu tol, kol nepatikrinau. Ir kadangi tikrinau, galiu dalintis. Lietuvoje šiais metais iš viso buvo berods 3 meškos užfiksuotos. Viena iš jų, man rodos, gyvena nuolat Lietuvoje, 2 atėjo iš Baltarusijos teritorijos ir paskui ją sugrįžo. Meškos yra laukiniai gyvūnai, vengiantis kontakto su žmonėmis, nes supranta žmonės kaip savo grėsmę keliančius gyvūnus. Ir todėl meškos šiaip jau nelys nei į kapines, kur jom nėra jokio maisto, nei prie namų nelys, nebent būtų labai alkanos. Bet kadangi čia nėra užpolerė, kur maisto yra mažai ir kur meškos iš tikrųjų eina į žmonių gyvenimus, tai šitos meškos, kurios čia palakstė, ta meškutė aplink Vilnių pasiklydusi, jinai tai darė ieškodama būdo pabėgti iš tos baisios aplinkos, kurioje atsidūrė, o ne mėgindama iškopinėti kieno nors medų. Tai va, tai iš to, kad tikrinau, žinau, kad meškos paminklų nevarto ir Lietuvos bitininkų avilių nenusiaubė. Per radiją buvo neseniai laida ir rajono kažkoks meras pasakojo, kad yra tai buvę. Avilius Anykščiuose nesenai čia buvo. Šitą praleidau informaciją. Bet čia vienetiniai tokie atvejai ir ypač jeigu tos sodybos atokios. Tai jinai ir sako, va, tai baisu ir gyventi išėjti į kiemą. Tai faktas, kad yra. Bet žiūrėkit, labai gerai, va, pasakėte, ačiū Jums, ponė, pasakėte konkretų šaltinį, konkrečią naujieną, patikrinom, ar iš tikrųjų tai buvo. Ir jeigu abejonių dar išlieka, tikrinkim toliau, kol įsitikinsim, ar tai tikra, ar ne. Antras principas ir antras priesakas savo. Jaučiu pyktį, stabdau arklius, nuleidžiam inkarą. Nedarykim vedini pykčio, ypač kai tą pyktį sukėlė kažkokią pamatytą ir išgirstą informaciją. Nes kai pykstamės namie, kai kas nors nesigauna, kai namiškiai sunervina, viskas yra suprantama. Ta prasme, visko mūsų gyvenime pasitaiko ir tada tas pyktis, jis yra natūralus. Jeigu pyktis kyla tik perskaičius naujieną, užtraukiam rankinį, palaukiam, nusiraminam. Jeigu kyla abejonių, kalbėkite su kitais žmonėmis. Vat kaip ir sakėte, su draugiam pokalbiai, su kaimynais. Taigi tarp jūsų gyvena ir tikiu, kad netgi šitoj salėje šiandien yra šviesuolių, žmonių, kurie ir kurios išmano kažkokią sritį ir gali geriau už jūs paaiškinti tai, kas čia iš tikrųjų vyksta. Ir ar tai būna, ypač su sveikatos temomis.
su gydytojo pasitarkite, jeigu tai yra sveikatos tema, jeigu tai yra kažkokia su karyba susijusi tema, gal turite pažįstamų kariškių savo aplinkoje, arba jaunų kariūnų, kurie tarnybą atliko, arba karo akademijoje studijuoja. Paieškokite žmonių, kuriais pasitikite ir su kuriais verta pasitarti. Nešokti prie išvadų, o paklausti. Nes paklausti nieko nekainuoja. O jeigu paaiškės, kad jūsų pirminis įsitikinimas buvo klaidingas, tai dar ir nauda, nes išmoksite teisingą informaciją, teisingas žinias gausite. Ir apie kitų nuomonę. Žiūrėkit, šiaip jau yra absoliuti netiesa, kad visi žmonės gali dėl visko sutarti. Kiek žmonija egzistuoja, tiek žmonės turi skirtingas nuomonės apie tos pačius dalykus. Pradedant nuo šaltibarščių recepto, kurie šaltibarščiai yra skanesni. Aš pavyzdžiui, 26 metus su savo žmona ginčijosi, kurie šaltibarščiai yra geresni. Man raudoni, jai balti. Ir aš iš viso nesuprantu, kaip galima juos mėgti. Ir man net pikta darosi, kaip galima baltus šaltibarščius mylėti. Bet jeigu kitą žmogų gerbi, jeigu jį myli, tai kad su ta pagarba ir meilė kitam žmogui ateina ir pripažinimas, kad žmogus turi teisę į savo nuomonę, net jeigu kardinaliai nuomonės išsiskiria. Aš pavyzdžiui turiu artimų draugų, kurie turi antisemitinių įsitikinimų, kurie nemėgsta kitataučių. Man tai atrodo labai nepriimtini dalykai. Bet jeigu jūs užaugot ir gyvenat lietuviškoje aplinkoje, jūs labai mažai žinot apie kitataučius, tai jūs galite juos vertinti kaip lietuvius, bet jeigu jūs matote juos nuo vaikystės, jeigu, pavyzdžiui, tau nukrito raktas ant žemės, čia iščiaškai ir tas raktas dingo. Vat ir tada supranti, kad su kitataučiais bendrauti nereikia. Nu, va, žiūrėkite, ponė. Aš gerbiu jūsų nuomonę, bet su jie visiškai nesutinku ir mano darbo patirtis, o pastaruosius 8 metus aš ir NATO konsultuoju ir labai daug po pasaulį važinėjau ir anksčiau važinėjau. Man sako, kad ta nemeilė kitokiam, nors jinai mumis jau užprogramuota, atsimenat, kalbėjom, kad mums kalbėkim po vieną, ponė, gerai? Rusakalbiai, kitokie yra bambukai, ten kitokie kiniečiai, visi svetimtaučiai. Japonai irgi yra labai skirtingi, netgi nuo kiniečių, jau visai kitas. Bet žiūrėkit, mes kalbame apie pagarbą. Aš noriu paprašyti jūsų gerbti ir mano laiką čia, ir kitas auditorijos dalyvės. Nu, bet žiūrėkite, ar verta pertraukinėti? Mes paskui padiskutuokime. Gerai, aš tikrai girdžiu, kad mes turime daug dalykų, dėl kurių nesutarėm ir mielai su jumis padiskutuosiu. Bet dabar grįžkime prie to, ką mes patys savo galime pasižadėti ir ko laikytis, kad būtumėm atsparesni tai klaidinančiai arba mums kenkiančiai informacijai. Tai va, gerbti kitų nuomonę. Gerbti nebūtinai reiškia priimti kitų nuomonę, bet tai reiškia pirmiausia nemėginti auklėti. Ir žinot, aš geriau būsiu avis, negu būsiu vanagas gyvenime, negu mėginsiu kitus perlaužti, išdurninti ar kažkaip pažeminti. Būtent dėl to, kad mano irgi viena iš kertinių vertybių yra pagarba kitam žmogui. Ir net kai mes su jumis kardinaliai nesutarėm dėl kažkokių klausimų, aš vis tiek jūs gerbiu ir aš nemėginsiu jūsų nei pažeminti, nei pertraukti, nei kažkaip sumenkinti. Nes man pačiam nuo to smagiau gyventi mūsų pasaulyje, kai aš į kitus žmonės žiūriu su pagarba, atjauta, meilė, nemėgindamas jų pakeisti. Ir va ta pagarba, labai dažnai pas mus pagarba yra tapusi tokiu deklaracija tuščia. Žinot, kas yra pagarba? Pagarba prasideda nuo neteisk, nevertink, nekritikuok. Liaudis dar kitokį ten turi patarlių šitą temą, apie kelio davimą ir taip toliau, jos nėra labai pagarbios.
Bet kai aš susiduriu su žmonėmis, kurie turi kardinaliai skirtingas nuomonės ir draugus, vat, apie kuriuos pasakojau, kurių įsitikinimai absoliučiai skiriasi nuo maniškių, aš vis tiek juos gerbiu, nes aš žinau, kad net ir su tais savo įsitikinimais man jie yra draugai ir mes turime daug temų, kurios mus jungia ir man nebūtina jų perversti, kažkaip tai praplauti jiems smegenis, kad jie taptų panašus į mane ir kad jų įsitikinimai visiškai sutaptų su maniškiais. Man įdomu su tokiais žmonėm bendrauti, nes mes esame skirtingi, o ne dėl to, kad esame vienodi. Tai praktikuokime pagarbą savo ir praktikuokime pagarbą kitiems. Ir su to jūsų vertybiniu kompasu ir ateis išmintis, ir ateis pagarba. Ir iš to susidaro žmogaus orumas. O žmogaus orumo negali niekas atimti. Tai aš noriu Jums labai padėkoti už Jūsų įsitraukimą, už Jūsų kantrybę ir už Jūsų diskusijas. Jeigu turite dar kažkokių klausimų, prieikite drąsiai ir dalyvaukite kitose renginiuose. Remigijus papasakos, kas bus toliau. Aš labai atsiprašau, vieną tokį momentą norėjau pasakyti. Žinoma. Dėl tos informacijos yra be galo daug dabar. Bet mums labai svarbu atsirinkti ir dėl ko savo nervus gadinti. Aš labai atsiprašau, va, tas pavyzdys dėl meškų. Pavyzdžiui, man įdomu, mes daug ką galim žinoti ir kuo daugiau mes žinosim ir apie japonus, ir apie kinus, tai yra gerai. Bet tuo momentu man gyvybiškai tai nėra svarbu. Būtent. Aš neturiu avilių, aš neturiu. Man įdomu žinoti, bet tai man tikrai nesukėlė stresą. Mačiau aš tą medžiagą, tikrai nesukėlė, kad ta meškutė taip gražiai ten to medučio nori. Aha, o tam žmogučiui, kaip jautis, kurio avilių... Tai va tam žmogučiui, tada jau jam reikia ir jaustis. Bet dėl to jum galvos Būkime egoistai. neturėtų. Žiūrėkit, aš... Mes esame maži žmogučiai, egoistukai tokie. Ko manęs neužkrėstų? Visi... Bet labai svarbu dėl jūsų pačios sveikatos, ramybės ir dėl visko sugebėti atsirinkti tą informaciją, kuri yra jums svarbi. Ačiū Jums labai, Jūs puikiai apibendrinote šitą renginį. Gerbiamas Remigijus, dar... Aš tik noriu pasakyti, kad kviečiam visus dar vaišėms, jeigu diskusijas galim pratesti prie kavos puodelio, tikrai visus prašau, kas ko neįsakė, galėsim ten padiskutuoti apie tai. O dabar padėkokim lektoriui tada. Aš lieku su Jumis. Dėkas galėsim konkrečiai užduoti klausimus jam. Ačiū labai. Ačiū Jums labai.